Sveiki susirinkę mūsų pirmoje praktikoje. Labai džiaugiuosi, kad prisijungėte, kad esate kartu su manimi. Ir šių praktikų esmė ugdyti dėmesingumą savo. Tai atliekant asanas, kitus pratimus, kvėpavimo, tai bandome sutelkti dėmesį į save. Aš, aišku, jūs naviguosiu, komunikuosiu su jumis ir bandysime ugdyti dėmesingumą. Ir tuo pačiu stabiliuose asanuose stiprėja ir mūsų kūnas. Tai gauname tokią dvigubą naudą. O joga ir yra apie tai, kad sustiprinti tiek ir mūsų fizinį kūną ir emocinį ir gauti pusiausvyrą tarp fizinio ir emocinio kūno. Tai labai tikiuosi, kad per šį laiką mums bent kažkiek pavyks išsiugdyti tai ir jūs toliau praktikuosite tai savo kasdienybėje. Tai kviečiu trumpam užsimerkti. Jeigu patogu, galim būti taip, galima pagalvėlę pasidėti po užpakaliuku. O jeigu taip niekaip neišeina, galime atsisėsti taip ir irgi pasidėti pagalvėlę ar kadrytę, kad sėdėtumėte patogiai. Tai praktikas visada pradėsiu nuo trumpo sustojimo, susitelkimo dėmesio į save. Tai atsisėdame patogiai, užsimerkiame, patiesiname nugarą, kvėpuojame giliai, įkvepiame, iškvepiame, paleidžiame. Dar kartą giliai įkvepiame, paleidžiame. Įkvepiame, paleidžiame. Nukreipiame dėmesį į galvą, leidžiame ją atsipalaiduoti, pajuntame, kaip mūsų akys tampa lengvesnis, veidas, atsipalaiduoja gerklė, kaklas, pečiai, atsipalaiduoja nugara, krūtinė, rankos, pilvas, dubuo, klubai, kojos iki pirštų galiukų. Kūnas pasidaro ramesnis, švelnesnis, daugiau atsipalaidavęs. Ir pabūkime truputį tame atsipalaidavime. Pajuskime savo kūną, sutelkime dėmesį į jį. Jeigu mintis ateina, priimkite jas ir paleiskite ir vėl grįžkite į kūno stebėjimą. Galite sutelkti dėmesį į vieną kūno vietą ir pabūti dėmesyje, arba pastebėti visą savo kūną. Dar kelias akimirkas pabūkime atsipalaidavime. Ir pradėsime nuo įkvėpimo, sulaikymo ir iškvėpimo. Tai įkvėpiame giliai per pilvą link viršaus. Sulaikome. 1, 2, 3, 4. Ir paleidžiame. Įkvėpiame giliai, giliai, giliai. Sulaikome. 1, 2, 3, 4. Ir paleidžiame. Įkvėpime, sulaikome, paleidžiame. Ir pabandykite kelis kartus savarankiškai.
Palengva sugrįžkite, galite atsimerkti, jeigu norite dar pabūti užsimerkus. Ir pramankštinsime šiek tiek kaklą, nenukrypstant nuo dėmesio sau. Tai pasukam į dešinę pusę, su įkvėpimu lėtai leidžiame, išlaikome dėmesį mumyse, jaučiame kaklą. Į apačią, viršų iškvepiame, įkvepiame, iškvepiame ir į kitą pusę. Iškvepiame, dėmesys yra mumyse. Visas mintis paleidžiame, jaučiame savo kaklą, dabar suneriame rankas, pasidedame ant galvos ir tik su rankų svoriu specialiai nespaudžiame savęs, šiek tiek pabūname, sutelkiant dėmesį į kaklą, išlaikom dėmesį, koncentraciją, nesiblaškome. Ir grįžtame. Išsitiesime ir dabar sukamės į dešinę pusę ir sukame tokius ratus. Jaučiame savo nugarą, visą viršutinį kūną ir pakyl. Į dešinę pusę. Susilenkiame, jaučiame nugarą ir pakylame. Pasilenkiame, masažuojame save, išlaikant dėmesį ir pakylame. Ir į kitą pusę. Pasilenkiame. Sukame ratą, išlaikant dėmesį savyje. Išsitiesime lėtai, neskubam, laikom dėmesį savyje, koncentraciją. Jaučiam kiekvieną savo pasukimą, išsisukimą. Pasitiesiam į viršų. Dabar pasidedame dešinę ranką ant kairio kelio, kitą ranką už nugaros, išsitiesiam, pasižiūrime pro petį ir pabūname dėmesyje, atsipalaidavime, galime užsimerkti ir pabūti kelias akimirkas. Nepametame savęs, visada mokinamės būti čia ir dabar. Ir grįžtame. Pasitempiame ir į kitą pusę taip pat. Kvėpuojame ramiai, atpalaiduojame pečius. Sutelkiame dėmesį į save. Ir prasitempia. Ir dabar šiek tiek prasikvėpuosim Ujjayi kvėpavimu. Tai šį kvėpavimą gilų galime naudoti ir asanose, kai gusime. Tai taip pat mes aktyvuosime ir praną, mūsų gyvybinę energiją. Nes pranajamos kvėpavimai yra ilgaamžiškumo šaltinis ir mes aktyviname būtent savo vidinę energiją. Tai įkvepiame giliai pilvą, link krūtinės, pilvą, šonkauliai, krūtinę ir galim jausti ir iškvepiam į apačią ir jausti per nosį tokį kaip bangų ošimą, liežuvį galime pridėti prie gomurio ir taip giliai pakvepuojame. Iškvepiame giliai su tokiu šnipšimo garsu.
Giliai susikoncentruojame. Ir dar kelis kartus išlaikom dėmesį savyje. Sutelkiam dėmesį į kvėpavimą. Labai gerai. Dabar einame į katės poziciją. Ir čia šiek tiek mes prasimasažuosime pirmoje vietoje. Tai susilenkime ir išsiričiame lėtai. Jaučiam save, savo kūną. Kiekvieną judesį. Stengiamės, jeigu mintis atklysta, jas paleisti, nesusitelkti ties jom, nieko neplanuoti, o grįžti į akimirką ir būti čia ir dabar. Pasisukame į vieną pusę, į kitą pusę ir taip prasimasažuojame save. Dabar galim rankas šiek tiek į priekį, padaryti savo erdvės. Ir pastiprinsime save. Pasilenkiame ir prasitempiame nugarą. Pasilenkiame ir grįžtame atgal, išlaikant dėmesį savyje. Pasilenkiame, pabūname ir grįžtame. Sutelkime dėmesį, nepametame savęs. Esame čia ir dabar, jaučiam savo kūną, jaučiam visus raumenukus, kurie stiprėja, jaučiam, kaip tempiasi nugara. Jeigu išeina, pabūname ilgiau ir grįžtame. Ir vėl pasilenkiame, jaučiame, kaip mūsų kūnas juda, jaučiam, kaip tempiasi. Ir dabar dar šiek tiek taip prasisukam, pramasažuojam save. Į vieną pusę, jeigu leidžia galimybės, galim daryti gilesnius pasisukimus, pasilenkiant į priekį. Jeigu šiuo metu neišeina, tai nespaudžiame savęs. Visada turim jausti savo kūno galimybės, kiek mes galime šiandien. Ir į kitą pusę. Labai svarbu išjausti save. Nes su dėmesingumu savo mes ir ugdome šitą gebėjimą būtent jausti save. Sukame. Dar truputį. Išmasažuojame save labai gerai dienai. Kūnas mūsų tvirtas. Ir grįžtame. Ir šiek tiek pabūkime balanse. Balanso asanuose jos padeda būtent sutelkti dėmesį į save ir ugdyti būtent gebėjimą fizinio ir mūsų emocinio kūno stabilumui. Tai pakeliame dešinę ranką, pakeliame kairę koją ir čia tvirtai būname gilius kvėpavimus. Jeigu išeina, kvėpuojame ujjayi. 1, 2, kūnas tvirtas. 3, 4, 5. Nuleidžiame ranką. Ir kitą pusę. 1,
2, 3, 4, 5. Ir grįžtame. Susitinkame žemyn žiūrinčiame šunyje. Jame šiek tiek prasimasažuojame kojas. Ir dabar kūnas tvirtas. Paspaudžiame pečius save žemyn ir pabūkime čia 5 gilius kvėpavimus. 1, 2, 3, 4, 5. Pakeliame dešinę koją į viršų. Čia pabūname 3 kvėpavimus. 1, kūnas tvirtas. 2, 3. Ir padedame koją tarp pėdų. Jeigu neišeina, padedame savo su ranka. Tai dabar čia rodo, čia bus sunkesnė versija. Jeigu šiandien taip nelabai išeina, nespauskite save, darykite, nuleiskite kelią. Tai dubenį šiek tiek parenkime į apačią, paspaudžiame, pakeliame rankas ir pabūname 5 gilinius kvėpavimus. Kam norisi sunkiau, galit pasikelti taip ir pabūti. 1, 2, 3, 4, 5. Dabar pasidedame žemiau kelio, rankas suglaudžiame, žvilgsnis į šoną ir dar pabūkime 5 kvėpavimus. 1, 2, 3, 4, 5. Ir grįžtame. Jeigu buvo koja pakelta, nuleidžiame ir šiek tiek prasijudiname. Pramankštiname save dienai į priekį. Išlaikant dėmesį. Ir dar kartą. Grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Pakeliame kairę koją į viršų, kūnas tvirtas, 3 gilūs kvėpavimai. 1, 2, 3. Padedame koją tarp delnų ir arba padedame kelią, arba pakeliame, kaip jaučiamės šiandien galintis. Pakeliam rankas į viršų, dubenį paspaudžiam į apačią ir 5 gilūs kvėpavimai. 1, 2, dėmesys mumyse, 3, 4, 5. Rankas pasiėmėme kartu, pasidedame ant kelio, žvilgsnis į šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Grįžtame. Pasidedame kelią, jeigu buvo pakeltas, ir čia prasijudiname. 1, 2, dėmesys mumyse. 3, 4, 5. Grįžtame į žemyn žiūrintį šunį. Iš jo į tiesią liniją, 5 gilūs kvėpavimų. Jeigu sunku, galim nuo rankų daryti.
Jeigu galim sau leisti, tai darom taip. 1, 2, 3, dėmesys mumyse, 4, 5. Nusileidžiame keliai, krūtinė, smakras, pilvas. Tuomet čia pasikeliame į mažą kobrą, pabūname šiek tiek. 1, 2, labai neišsilenkiame, truputį. 3, 4, 5. Ir pakilame. Dabar einame ant nugaros ir dar šiek tiek pakvėpuosime į pilvą. Pasiekime savo kulnus su rankom, pasikeliame, kūnas tvirtas ir čia išpučiame pilvą, sutraukiame. Išpučiame, kūnas tvirtas, dėmesys mumyse. Išpučiame. Išpučiame. Labai gerai. Dabar sugriebėme save iš išorės ir šiek tiek pasibuojame. Dabar rankos į šalis, kojas pasukame į dešinę pusę, žvilgsnis į kairę ir svarbu, kad pečiai būtų prispausti. Jeigu leidžiam kojas kyla petys, tai tiek neleidžiame, paliekame kojas ore. Svarbu, kad pečiai būtų prispausti. Ir čia pabūname kelias akimirkas, sutelkiam dėmesį į save. Dėmesingumą savo, ugdome, jaučiame tempimą ir į kitą pusę. Esame čia ir dabar. Jaučiame, kaip mūsų nugara tempiasi šonas. Ir grįžtame. Ir kelias akimirkas atsigulam į šavasaną. Atpalaiduojam visą kūną, galim giliai įkvėpti ir paleisti. Galim tarsi per burną iškvėpti visą įtampą. Visus sunkumus. Ir leisti kūnui atsipalaiduoti, kad jisai keliautų į dieną ar naktį, žiūrint, kokiu laiku atliekate praktiką. Ramesnis. Jaučiame, kaip per visą kūną pereina šilumos, atsipalaidavimo banga. Tarsi sušilęs mūsų vidus iš vidaus. Jame įsivyrauja tokia labai jauki namų šiluma, nes kūnas yra mūsų pirminiai namai ir jaučiame, kaip juose gera, patogu ir malonu būti. Ir pabūkite kelias akimirkas su šiuo pojūčiu vidinės šilumos, kokią jūs užkūrėte šiandien. Ir skleisite aplink save. Ir kai būsite pasiruošę, galite sugrįžti ir padėkoti sau, kad skiriate šį laiką savęs ugdymui, kad ugdote daugiau šilumos, meilės savyje ir padėkoti dienai, padėkoti žmonėm
kurie yra aplink jūs, padėkoti už visas gyvenimo pamokas. Ir tame dėkingume, kuri tikiuosi įkvėpiu jumise, siunčiu ir jums. Ir ačiū, susitiksime kitoje praktikoje.